Ar žinojote, kad dėl kavos be kofeino atsiradimo kaltas jūros vanduo? Skamba kaip mitas, klausykite toliau ir sužinosite, kaip buvo iš tikrųjų. 1903 metais vokiečių pirklys Liudvikas Roseliusas laukė pupelių siuntos atvykstant. Ir jinai vyko laivu per jūrą ir jai atvykus pirklys pastebėjo, kad visas turinys, visa prekė yra permirkusi jūros vandenį. Bet pirklys neskubėjo pupelių išmesti, jas paskrudino ir pastebėjo, kad skonis liko, o kofeino poveikio nebėra. Tai buvo nuspręsta sūriu vandeniu bandyti gaminti kavą be kofeino. Šiais laikais procesas daug paprastesnis. Yra naudojami pagrindiniai 3 būdai. Tai šveicariško vandens metodas, natūralių tirpiklių ir anglies dvideginio. Visi šie procesai leidžia išgauti kavą be kofeino, lygiai tokia pat aromatinga. Ir šis procesas yra atliekamas iki kavos skrudinimo. Įdomus faktas, kad išgautas kofeinas yra neišmetamas, o panaudojamas energetiniams gėrimams ar farmacijoje. O dėl skonio, jei kava paruošta, apdorota kokybiškai ir tai yra rūšinė kava, aklos degustacijos metu tiesiog neatskirtumėm, ar kava yra su kofeinu ar be. Nors mes kavos epe kol kas kavos be kofeino neturime, bet juk be galo įdomu sužinoti, kaip atsiranda ta kava be kofeino. O jūs teikiat pirmenybę įprastai kavai ar būtent tai be kofeino?